Laidą remia Fakto Auto, naujausi Citroen modeliai su 8 metų arba 200 000 km garantija. Laidos rėmėjas rrr.lt. Raskite savo dalį. Autopiloto naudoto automobilio rubrikoje apžvelgsime 4 kartos Kia Sorento. Ar šis modelis vertas dėmesio, jei ieškote didelio šeimyninio crossoverio? Naujo automobilio rubrikoje mažas miesto crossoveris Toyota Aygo X. Ar toks modelis turi perspektyvų šiandieninėje rinkoje? Labas rytas, autopiloto žiūrovai. Šiandien naudoto automobilio rubrikoje turime 4 kartos Kia Sorento. Jis debiutavo 2020 metais, taigi dabar yra 6 metai, kaip jis yra rinkoje. Nepaisant to, kad tai gali atrodyti kaip apynaujas modelis, būtent šis, kurį bandome šiandien, yra įveikęs 175 000 km. Ir manau, kad tai yra pakankamai geras argumentas apie šį modelį pakalbėti kaip apie naudotą automobilį. Sorento visada buvo didžiausias Kia padidinto pravažumo modelis parduodamas Europoje, bet jei pirmos kartos modelis kaip tikras visureigis turėjo rėminę konstrukciją, ilgainiui Sorento evoliucionavo iki modernaus crossoverio, kuriam kuo geresnis pravažumas nėra prioritetas. Taigi, kokios yra ryškiausios tokio 4 kartos modelio savybės? Tai išties nemažas šeimyninis crossoveris, kuris suteikia komfortą ir premium pojūtį už ekonominio lygio kainą. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, kad didesnė apie 200 000 km ridą turintys modeliai viduje gali turėti akivaizdžių nusidėvėjimo požymių. Apskritai, naudotų automobilių rinkoje tokių 4 kartos Kia Sorento modelių pasiūla tik didėja. Ir vienas iš pagrindinių privalumų pirkėjams yra tai, kad jie gali rinktis benzininės, hibridinės, iš tinklo įkraunamas hibridinės arba dizelinės šio crossoverio versijas. Iki atnaujinimo 2024-aisiais į 4 kartos Kia Sorento buvo montuojamas vienas turbo dizelinis variklis, o hibridinės versijos buvo 2 – įprasta ir įkraunama iš tinklo. Naudotų automobilių rinkoje galima rasti modelių ir su 2,5 litrų atmosferiniais benzininiais varikliais arba tokį patį variklį su turbina turinčius modelius. Pastarieji buvo skirti Jungtinių Amerikos valstijų rinkai, bet dabar sėkmingai randa kelią ir į Europą. Visi Sorento varikliai buvo derinami tik su automatinėmis pavarų dėžėmis, iš tinklo įkraunami hibridai varomi tik visais ratais, o kitos versijos gali būti varomos tik priekiniais arba visais ratais. Mes bandome Sorento su hibridinė pavara ir priekiniais varančiais ratais. Jei didesnę laiko dalį važinėjate mieste ir neturite galimybės įkrauti akumuliatorių iš tinklo, tai bus optimaliausias pasirinkimas. Dizelinis variklis pasiteisins, jei daugiausiai važinėjate užmiestyje. Nors nemažas, bet su tokia hibridinė pavara Sorento iš vietos pajuda lengvai ir energingai. Už tai ačiū elektros varikliui. Gal net kartais per daug gerai pajuda iš vietos, nes jei paviršius slidesnis, priekiniai ratai prasisuka. Pavarų dėžė veikia sklandžiai, nors neįtin mėgsta, akceleratorius iki dugno spaudžiamas ilgai, tada jį kiek delsia perjungti pavaras. Važiuoklė galėtų būti kiek minkštesnė, nes būtent to daugelis tikisi iš tokio dydžio šeimyninio modelio. Deja, kai kuriuos kelio nelygumus Sorento surenka per daug grubiai, todėl jam mielesnė tokia aplinka, kurioje kelio danga be didesnių surprizų. Galima atkreipti dėmesį, kad ir po 175 000 km hibridinė pavara veikia sklandžiai ir nerodo jokių ženklų, kad ruošiasi kapituliuoti. Įsėdus į 4 kartos Kia Sorento, tam tikri dalykai yra tiesiog labai akivaizdūs. Tai pavyzdžiui, kad tai yra didelis, patogus, erdvus šeimyninis crossoveris, nes jame yra daug vietos. Taip pat, jeigu rinksitės tokį modelį, tai galite atkreipti dėmesį, kad galėsite pasirinkti, ar norite automobilio su 5 sėdimomis vietomis, kaip bandome šiandien. Tai reiškia, kad turėsite didesnę bagažinę. Arba galima rinktis tokį Sorento su 7 sėdimomis vietomis. Tai reiškia, kad galėsite vežti daugiau keleivių, bet dėl to nukentės bagažinės erdvė. Dar vienas akivaizdus dalykas įsėdus į šį automobilį, kad jis nėra morališkai pasenęs. Čia vis dar yra visos naujausios, moderniausios technologijos, kurios atitinka šiuolaikinius standartus. Žinoma, šis automobilis debiutavo 2020 metais, taip kad, iš tikrųjų jis nėra ypatingai senas. Pavyzdžiui, čia turime lietimo neutro ekraną. Jis veikia pakankamai greitai, į paspaudimus reaguoja
praktiškai iš karto, kai tik tai paspaudžiate, taip kad matote norimą funkciją čia ir dabar. Priešais akis vairuotojas turi didelį aukštos raiškos skaitmeninį prietaisų skydelį, kuriame vėlgi informacija patikima pakankamai aiškiai, nėra čia dėl ko kelti klausimų ir dėl kažko nerimauti, sukti galvą ir panašiai, bet to jis netgi gali turėti tam tikras vizualizacijas, kurios suteikia papildomą emociją ir leidžia labiau įsijausti į vairavimą. Taip pat tokio 4 kartos Kia Sorento viduje galim rasti tokių lyg ir užuomazgų apie tai, kad tai premium lygio modelis, aukštesnės klasės automobilis. Apie tai rodo tiek bendras dizainas, tiek ir, pavyzdžiui, malonesnės liesti medžiagos, daug oda aprauktų elementų, bet yra ir tokio kietesnio, grubesnio, netokio malonaus liesti plastiko, kuris be viso to dar ir dėvisi ir braižosi, taip kad nenustepkite atradę vieną kitą įbrėžimą ant tokio Kia Sorento durelių ar sėdynių atlošų. Čia turime tokių įspaudų ant minkštesnių medžiagų, kurios vėlgi rodo, kad tai tikrai nėra naujas automobilis, tai yra naudotas automobilis ir, visa tai yra tiesiog čia. Čia turime juodo lakuoto plastiko apdailą, kuris vėlgi turi akivaizdžių įbrėžimų, taip kad sudėjus viską į vieną krūvą, atrodo pakankamai moderniai, galbūt siekia premium lygį, bet tam tikri dalykai rodo, kad tai yra ekonominės klasės automobilis. Jeigu kalbėtume apie šio automobilio ergonomiką, tai viskas išdėliota pakankamai patogiai. Čia turime kelius fizinius mygtukus, kuriais galime valdyti klimato kontrolės sistemą, bet yra ir lietimų jautrių mygtukų. Tai toks lyg yra balansas tarp modernumo ir praktiškumo. Turime komforto įrangos nemažai. Pavyzdžiui, priekinės sėdynės yra ne tik šildomos, bet ir vėsinamos. Gale sėdynės yra šildomos. Vienas iš dalykų, kuris gali užkliūti jums, tai pavarų perjungimo svirtis, kuri nėra svirtis, tai yra štai toks valdiklis pasukamas. Reikės pripratimo ir reikės supratimo, kaip jisai veikia, kiek jį pasukti, kad pasirinktumėt norimą pavarą. Taip kad, prie to reikės priprasti, bet ilgainiui tikriausiai priprasti ir važiuosite taip kaip su įprastu automobiliu. Labai daug vietos sėdintiems viduje sukuria įvaizdį, kad čia keliauti bus komfortiška, bet galinė sėdynė kietoka ir nėra suformuota patogiai nugaros atramai. Tačiau jei keliaus maži vaikai savo kėdutėse arba kantrūs suaugusiai, jie neturėtų skųstis. Vargu ar bus nusiskundimų dėl bagažinės erdvės, kurios tūris net 900 litrų. O kaip dėl tokių Kia Sorento nusiskundimų patikimumo atžvilgių? Dizelinių variklių didžiausia problema galimas tepalo nutekis per alkūninio velnio riebokšlį. Reikėtų stebėti raušinimo sistemą, ar nėra nuotekių, kurie gali privesti prie variklio perkaitimo. 8 pavarų dvigubos sankabos automatinės pavarų dėžės taip pat gali kelti problemų. Pavarų dėžė pradėjus veikti grubiai ir netiksliai gali tekti keisti sankabą ir tai ne kelių šimtų eurų klausimas. Bet be to daugiau jokių esminių problemų. Jeigu kaip tik šiuo metu ieškote didelio, patogaus, praktiško šeimyninio crossoverio, tai toks 4 kartos Kia Sorento galbūt geras pasirinkimas būtent jums. O jeigu patiko šis, kurį bandau šiandien, tai jį galite įsigyti iš longo.lt. Šiuo metu šio Kia Sorento kaina yra 27 800 eurų, jis yra pagamintas 2023 metais ir įveikia 175 000 km. Jis yra varomas hibridinis pavaros, kurią sudaro 1,6 litro benzininis variklis ir elektros variklis, kurių bendras pajėgumas 230 arklio galių. Įsigiję šį Kia Sorento iš Longo.lt jūs gausite ne tik patį automobilį, bet ir nemokamą 60 dienų arba 3000 km garantiją. Pirmųjų gamybos metų tokių Sorento kainos prasideda nuo 17–18 tūkstančių eurų ir gali pasiekti gerokai daugiau nei 30 000 už į tinklą įkraunamas hibridinės versijas. Už tokią kainą gaunate tikrai daug automobilio, vertinant ne tik pagal dydį, bet ir komforto, įrangą bei technologijas. Todėl tai gali būti dėmesio vertas pasirinkimas, jei ieškote būtent tokio didelio šeimyninio crossoverio ir nenorite išleisti sąlyginai didelės sumos jam įsigyti. Laidą remia Fakto Auto, naujausi Citroen modeliai su 8 metų arba 200 000 km garantija. Laidos rėmėjas rrr.lt, raskite savo dalį. Laidą remia Fakto Auto, naujausi Citroen modeliai su 8 metų arba 200 000 km garantija. Laidos rėmėjas rrr.lt, raskite savo dalį.
Dabar apie ką tik Lexus pademonstruotą naujieną. Prabangų šešiavietį tik elektra varomą šeimyninį crossoverį TZ. Šiam japonų gamintojui tai naujas segmentas, nes iki šiol tokios klasės modelio, kuris būtų varomas tik elektra, Lexus gamoje nebuvo. Nepaisant masyvaus, kiek daugiau nei 5 metrų ilgio kėbulo bei santūraus ir solidaus dizaino, šis crossoveris pasižymi sąlyginai mažu 2700 oro pasipriešinimo rodikliu. Visgi pristatant TZ, gamintojas daugiausia dėmesio skiria šio modelio ramiam ir nuosaikiam charakteriui, kuris sukuria visapusišką važiavimo komfortą. Estetiškas detalėmis neperkrautas interjeras, kuriame jaukiai ir patogiai gali keliauti 6 žmonės, kiekvienam atskirai skirtoje sėdynėje. Išnaudojant elektrinės pavaros tylų veikimą bei sukuriant aukšto lygio garsų izoliaciją, Lexus teigimu viduje sėdintys keleiviai galės mėgautis tyla arba nevaržomai bendrauti tarpusavyje. Kartu su aukščiausios kokybės medžiagomis bei technologijomis TZ turėtų tapti pilnaverčiu visos šeimos poreikius tenkinančiu modeliu. Šiuo metu Lietuvoje pateikiamos dviejų versijų 450e ir 550e techninės specifikacijos. Nors abu modeliai bus varomi visais ratais, tačiau 450e turės mažesnį 313 arklio galių pajėgumą, tuo metu 550 408 arklio galias. Skiriasi ir jų akumuliatorių dydžiai bei įveikiamas atstumas. 77 kWh talpos TZ 450e akumuliatorius vieną įkrovą leis įveikti iki 450 km atstumą, tuo metu versija su 95 kWh talpos akumuliatoriumi leis įveikti iki 530 km atstumą. Galingesnis TZ 550e bus komplektuojamas tik su 95 ir 80 kWh talpos akumuliatoriumi, kuris vieną įkrovą leis įveikti 480 km atstumą. Kol kas Lexus nepateikia TZ kainų, tačiau Lietuvoje pirmieji modeliai turėtų pasirodyti 2027 pavasarį. Labas rytas. Šiandien naujų automobilių rubrikoje Toyota. Ir žinau, kad jūs tikitės, kad bus čia visų laukiamas naujos kartos Toyota RAV4. O ir ne. Šiandien turime ne vieną didžiausią, o patį mažiausią Toyota automobiliuką Aygo X. Kodėl lietuviai nemėgsta mažų automobilių? Ar tam yra pagrindo? Maži automobiliukai vakarų Europoje itin populiarūs. Ir tokius Aygo ar konkurentų analogus galima sutikti numestus didžiojoje dalyje siaurų senųjų miestų gatvelių. Bet jie po truputį užleidžia pozicijas didesniems hatchbackams ir crossoveriams. Kodėl? Sužinosite reportažo pabaigoje. Na, o Lietuvoje tokie modeliai kaip Aygo niekada ir nebuvo prigiję. Taip, didžiuosiuose miestuose šių crossoveriais apsimetusių Aygo X dabar galima pamatyti ir gana nemažai, bet tai tik trumpalaikės automobilių nuomos kompanijų dėka. Viena iš priežasčių, kodėl lietuviai nemėgsta mažų automobilių, tai neva juose nėra vietos. Nėra vietos gale, nėra vietos bagažiniai, tai pažiūrėkime, ar čia tas yra tiesa. Durys 4, sėdynė yra, bet taip, vietos neatrodo daug. Gerai, neįlysiu taip. Bandau taip įlysti. Nesigauna. Gerai, turiu idėją. Aš galiu atsigulti ir kojas iškišti per langą, bet vėl. Langas neatsidaro, jis tik taip atsidaro. Gerai, jeigu norėčiau sėdėti gale, man reikėtų nupjauti kojas. Nenoriu, kad man pjautų kojas, man jos visai dar naudingos. Na, bet galinė sėdynė galbūt galima panaudoti kuprinį pasidėti. Na, patogu. Pasiemi, nusimeti galinės duris, gal vis tiek tai naudingos, nes bagažinė irgi labiau primena daiktadėžę. Bet žiūrėkit, yra žmonių, kurie važinėja tik mieste ir niekur daugiau. Yra žmonių, kurie turi 2 automobilius, vieną didelį, kad tilptų visa šeima, o kitas važinėjimui tik mieste. Tai kam tokiems automobiliams reikia didelio ilgo kėbulo, kuris yra beveik nenaudojamas? Juk svarbiausia, kad būtų gerai priekyje, ar ne?
Na, o priekyje tai visiškai normalus modernus automobilis, kuris turi skaitmeninį prietaisų skydelį, didelį liečiamą ekraną, 2 zonų klimato kontrolę, belaidę sąsają su telefonu, kruizo kontrolę ir visą galą kitų technologijų. Apdailos plastikas kietas ir niūrus, bet nuotaiką praskaidrina kėbulo spalvos detalės ant durų. Maži automobiliai privalo būti spalvingi ir geltona spalva Aigo labai tinka. Ergonomika puikiai, dėtuvių nemažai, nors trūksta uždaromo porankio. Labai patiko GR Sport vairas, tai važiuojam jo pasukinėti. Tu ir vėl tu nei iš greičio viršiu, nei ko tu čia pipsi. O tik pradėk kalbėti apie važiavimą, o Toyotas kuo erzina, tai labai įkyriomis saugumo sistemomis, kurios tikrai pipsi daug dėl greičio pasikeitimo, dėl kažkokio tai ženklo, kurį pamatė, kurį aš šiaip matau ir pip, aš nieko blogo nedarau ir tada nukreipia tavo dėmesį ir tu žiūri, kas čia tau dabar užėjo, ką aš blogai padariau, kas tau nepatiko. Pusę užupio pravažiavau žiūrėdamas ne į kelią, o į ekraną, nes erzinančių sistemų išjungimas Toyota automobiliuose sudėtingas. Ir tai didžiausias Aigo X erzelis, nes visa kita geriau nei galite tikėtis iš tokio kašikėlio. Jis lengvas, sveria kiek daugiau nei toną, tai jam nereikia įmantrios važiuoklės. Jis ir taip labai smagiai valdomas, itin vikrus, rodos vietoje gali apsisukti ir posūkiuose gerai stovi. Vairo mechanizmas ir važiuoklė pasižymi toyotišku solidumu, nors per aštrius nelygumus mažylis pašokčioje, važiuoklė bumteli. Kaip ir kitos Toyotos, ši nepasižymi gera garso izoliacija. Baigėsi laikai, kai maži automobiliukai netraukė. Aigo X hibridas pasiekė 115 arklio galių ir yra tikrai gyvybingas. Dinamikos netrūksta nei mieste, nei užmiestyje. Nors stipriau numynus akseleratorių į grindis, 1,5 litro 3 cilindrų motoro garso tonas nedžiugina. Bet tą galima atleisti pažiūrėjus į degalų sąnaudas. Mieste vos 4 litrai 100 km. Man asmeniškai patinka maži automobiliai, nes jeigu važinėja vienas ar daugiausiai mieste, kamgi reikia didelio kėbulo. O mažas kėbulas pasižymi ir mažų svorių, dėl to geresnėmis važiavimo savybėmis, geresnėmis valdymo savybėmis, geresnė trauka ir geresnė ekonomija negu, pavyzdžiui, panašios galios ar net galingesnis crossoveris. Man patinka maži automobiliai, bet aš suprantu, kodėl jų žmonės anksčiau bent jau nenorėdavo, nes jie būdavo iš tiesų labai pigus kibirai. Šiuolaikiniai automobiliai turi absoliučiai visas komforto sistemas, padorę garso izoliaciją, gana gerą komfortą, automatinės transmisijas, modernius variklius, ko daugiau reikia iš automobilio. Jie važiuoja tikrai gerai, bet vėlgi yra kita problema, tai tokių automobiliukų kaina. Dabar mažose automobiliuose privalo būti labai daug saugumo sistemų. Jie išsipūtė, tapo tokie stori, stambus, sunkesni, galbūt ir mažiau smagus. O kas svarbiausia, labai brangus. Kažkada Toyota Aigo kainavo apie 10 000 eurų. Dabar jo kaina prasideda nuo 20 000 eurų. O šis mano bandomas GR Sport modelis kainuoja net 26 000 eurų. Štokį mažytį dvivietį Aigo. Palyginimui, praėjusį savaitgalį rodytas Fiat Grande Panda kainuoja tiek pat ir jis yra gerokai didesnis. Turi panaudojamą galinę sėdynę ir bagažinę. Ir nors nėra toks ekonomiškas, tai tikrai neprastesnis automobilis. Už tiek jau galima pirkti ir Renault Clio. Kinai siūlo jau nemažus crossoverius sodiniais salonais už tokią kainą. Tad pertekliniai ES reikalavimai taip išbrangino pačius mažiausius automobiliukus, kad dabar jau tampa sunku surasti argumentų jų kainai pateisinti. Šiandien Autopilotas su jumis jau atsisveikina, o jie vėl sugrįšime lygiai po savaitės kitą šeštadienį 10 val. Ryte. Žinoma, per TV6 arba bet kuriuo jums patogiu metu visus mūsų laidos reportažus galite pasižiūrėti Autopiloto YouTube kanale. Taip pat norėčiau priminti, kad jeigu norite pamatyti dar daugiau automobilių, tai nepabėkite nuo televizorių, nes iš karto po mūsų kolegos Gazas Dugnas. Na ir žinoma, norėčiau priminti, kad
Nepriklausomai nuo to, kad, pavyzdžiui, galbūt vairuojate didelį automobilį, kuris užima daugiau vietos, tai dar nesuteikia jums jokių privilegijų. Todėl keliuose ir gatvėse būkite dėmesingi ir elkitės saugiai bei atsakingai. Iki.